konfuzintas ir šiandien aš kaip tualetas bandysiu sukurti savo didžiausią, tualetinę imperiją. Nes yra toks žaidimas pavadinimu Tiny Empires. Tai čia gali daryti savo kaip ir imperiją, o aš noriu pasidaryti savo Tuliko imperiją. Tai va. Tai šiandien žiūrėsim, ar čia man tikrai įmanoma pasidaryti didžiausią, geriausią Tuliko areną. Beje, žmonės, jeigu žiūrite tą video, kai jis yra paskelbtas, šiandien turėtų būti Still Brainrot admin abusas ir aš tikriausiai jame streaminsiu. Tai stebėkit mano kanalą ir būtinai pasubscribikit. O dabar keliaujam. Gerai. Gerai, iš pradžių padėk savo fermą, ryžių ar kokią čia fermą. Tada reikia sudėti palapines. Resources and civilians are... Gerai, tai... Now place spores for... Tai tiesiog reikia statyti... Gerai, žmonės atrodo čia nelabai toks. Ai va, tai dabar žmonės, kurie čia gyvena, pavyzdžiui, Bacon, Sensėjaus kitas enkiautas, čia dirba, man renka ir visi gauna valgyti. Čia labai gerai. Gerai, tai kaip yra šiam momentui mūsų imperija gera. Taip, kiek mes turim pinigų? Tai, pinigai. Kur pinigus rodo? Aš taip kažką čia gaunu. Ai va, wheat. Ir ką man daryti su jais? Gal aš jas sell turiu? Kaip jas sell? Sell. O, 250 goldo. Normaliai. Ką parašė? Labas, bro. Labas. Aš dabar video darau. Aš dabar darau. Man atrodo jo. Ok, susirenkam po biškį daiktus. Taip, aš noriu pastatyti šitą. Ai, aš dar galiu už pinigus padidinti teritoriją. Ok, tai aš biškį pasidarysiu dar vieną. Nerealiai. Dabar aš noriu wheat farm padaryti. Ir tai aš noriu šitus du padėti. Ok. Tada čia buildinas. Ir čia bus palapinės. Va, labai gerai. Ok, žiūrim. Labai gerai. Va, jau palapinės pasistatė, fermas yra. Turėtume papiškį varyti, į pliusą. Aš jau turiu 870. Maybe. Gal Ne, bet aš dar nelabai ką užimu. Gerai, tai čia galim pirkti itemus, tai pavyzdžiui, ferm... Čia tik fermai. Ne, čia mainindamis, kai yra. Kiek kas kainuoja? Gal perkam už 400 šitus. Ai, tik vienas buvo. Ok, grįžtam į Empire. Ok, žmonės. Gerai, susirenkam pinigus ir pastatom dar vieną fermą čia. Pažiūrime kitų žmonių. Ką jie čia daro? Ok, guess. O čia čia dar kažkokie kaimeliai yra.
Ai, ir mes tai padarom ir mes norim užkariauti. Nugalėti čia visus. Ir čia rodo vėliavėlės, kas kam priklauso. Gerai, MCL. Gerai, 260 goldo. Beje, noriu pasakyti, kad šiandien būtų gerai, jeigu mes, bent jau šiandienos video, mes turėtume, manau, pasidaryti bent jau, kad turėtume 5000 pinigų jau, turėtume užsižėmę ir biškį prasiplėtę savo zonai, tai man tada būtų gerai. Gerai, tai dabar selinam ir gal pasiseks turėsim 1000, 133 ir 350. Ok, 350, mes jau artėjom po biškį prie 1000. O kur išeinat kariaut? O, čia va. O, mes stipresni. O, žiūrėkit. Taip, mes beveik prasibrovėm pro vidų. Ir pralaimėjom. Gaila biškį, kad pralaimėjom. O, bet vėl eina armija. O darbuotojai čia eina. Opa, labai gerai. Gerai, tai dabar praselinam sell crops. 28 kerut. 350 goldo. Mes vėl turim 1000. Dabar aš labai noriu pasigerinti. Realiai reikėtų gal daryti tokią, sakykim, revoliuciją ir pereiti iš wheat fermų į tomato arba kažką panašiai, geresnius fermus. Nu va. Nu va ir dabar dar, kas čia yra? Ir čia kažkoks, nežinau, koks šopas čia, nežinau kas kit. Gerai. Gal dar netgi namuką papildomą reik. Maybe ir du namukai. Ok, einam į imperiją. Gerai, dabar čia yra blogas ferm. O kada maždaug išleisi video? Šiandien. Gerai, dabar pasiemam brush fermus. Opa. Ir small house. Ai, OMG, wow. Gerai, armija juda po biškį, aš po biškį užsidirbu pinigus. Hello there. O, 250 ir sell crops. Gerai. Mes jau turim 670, tai čia tas pas kaip 6-7, bet su 0. 6-7. Gerai, susirenkam stuffą. Gerai, mes turim armiją. Ar mes ten jau prasiveržėm? Oi ne, bet mes jau baigėm kovoti. Gal fermeriai eina kovoti. Jie prasibrovė. Anglijos loider. Ok, mes pralašėm vėl. Biški nelabai man patinka pralašinėje, bet mes po biški prasibraunam. Visą laiką užpuolam jos. Ir aš manau, pinigų realiai reikėtų fermas pasidaryti geras. Tai pavyzdžiui, iš karto pirkti tomato farm ir pastatyti vieną tokią. O gal netgi reikėtų, žinot, pratvarkom viską. Susirenkam viską. Gerai, tai aš norėčiau padaryti, kad pirmas dalykas, ar man užtenka pinigų prasiplėšti? Ne, prasiplėšti tiksliau. Gerai, Port Loider. Taip. Vienas. 2. Ir 3.
Toliau, čia daug toliau, šitam va kampe turi būti farm. Bam. Ir tada čia va turi būti kaimelis. Gerai žmonės, biškį susikaupiam. Man atrodo, čia darys. Gerai. Nu, viską turim po biškį, viską iškraustam. Sell crops. Nu, va, vėl turim 1000, tai grįžtam į Empire. Ir gal biškį prasiplečiam. Tai. Nu, va. Sutvarkėm dabar. Dabar galim ramiai savo praturtėt. Sell. Opa, turim 786. Labai gerai. Manau, kad dabar galim pirkti nebent kokis farm. Nes jau turim 1000, tai tiesiog pirkt kuo geresnius. Pavyzdžiui, kur aš 900 ten. Vadus tokie yra, tai vieną nusipirku. Empire. Ir sodį, ir pasidaviau. Na, dabar tiesiog pabūsiu ramiai AFK ir grįšiu gal po kokių 5-10 minučių. Ok, manęs parašo Alesani teik. Gerai, sako ateit. Jo imperija ateit, aš kaip suprantu. O, kokia gera imperija. Jis supranta, kaip reikia dirbti čia. O, geras. Žiauriai gerai. Ok, I like. Man patinka, kaip jis maždaug čia dirba. Gerai, viską turim. Einam selint. Sell crops. Gerai, mes turim 2000, tai manau grįžtam į Empire. Ir vėl viską. Vėl viską removinam. Ok. Taip. Gerai, ir šitą galim dėti čia, va. Nu va. Dabar einam nusipirkti daugiau kropų biškį. Tai pavyzdžiui, galim tomatoes nusipirkti ir biškį kero. Tada einam į houses ir reikia nusipirkti už 600, ne, už 200. Gerai. Ir manau užteks. Tai dabar grįžtam į Empire ir sustatom visas fermas. Pa. Ir kerat. Dabar čia netolėsim. Padarysim miestelį. Gerai. Na va, turime, va, dabar mūsų miestelis biški toks. Ai, pala, mes dar kariaujam. Aš
pamiršau netgi. Okei, pabiški mes kariaujam ten. Parduodam kruopas ir turim 308, gerai. Manau, dabar mūsų imperija tikrai yra labai gera. Mes turim tokias fainas gatveles. Ir turim tokius 3 fortresus. Plius kažkada tikrai reikėtų atsirakinti iki šito upelio. Gerai, dar susirinkam viską. Ir savo krops. Manau, mes dar... Nemanau, kad per šį video pasieksim 1000, bet mes tikrai pasistatėm neblogą fermą ir dar biškį pabandysim ją pagerinti. Pavyzdžiui, dabar aš norėsiu šitą nupirkti. Gerai, einam sell. Maybe atsipirks 700. O, geras Thunderstorm, plus 10 military limit. Ok, labai gerai. Gerai, o, atsipirko, man atrodo. Gerai, mes čia kariaujam. O, mes galim laimėti? Ar ne? Gerai, ateina mano armija, varykit. Opa. Wizard. Aš turiu... Ai, nesvarbu. Gerai, mes po biškį laimim. Gerai, viską susirenkam. Gerai, viską sell. Sell crops. 1780. Mes jau turim 3000. Čia žiauriai gerai. Oh my god, taip gerai. Nusipirkam... Maybe gal farms? Kažką tokio, nežinau. Apple farm. Ir reikia būtinai vietos žmonėm. Nu va. Sell. Ir dar kokie 2000. Jo, 1280 gerai. Gerai. 2 minutės. Ai, tik to. Gerai, sell crops. 600, gerai, normal. Na, gyvenu. Žiūrėkime. O ką daryti, kad statybininkai atsirastų? Bank? Bankas. Ok, bankas yra bankas. Mes turim 5000, tai gal kokį Apple farmus 2. Out of stock. Ok. Ar pažiūrėjom, ar atsipirks ir ar aš turėsiu kokius 3000 arba 2000. Jo, 3000 atsipirko. Ką išleidau. Kol aš kariausiu šitais. O 40, 60 ir ne. 80. Let's go!
Let's go. Labai gerai. Pirmas toks labai laimėtas karas. Gerai, susirenkam viską. Nu ir manau paskutinį kartą prasėlinam. Na gerai, kaip matot, mes turim 5000 pinigų, užkariavom mažą kažkokį čia kaimelį ir pasidarėm nemažą tokį kaimą. Ir mes labai daug uždirbam. Na, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Fuzintas, viso gero.